Jo, čia tokių įdomių yra. Neblogas, sako, praeitą savaitgalį buvau pas savo bubutę nuvažiavęs, ir bandžiau papasakoti, kad dirbu programistu su kompiuteriais. Sako, ir kuo baigė, žodžiu, nepavyko, bet priėjome prie tokio taško, kad vis dėlto nutarėm, kad aš remontuoju televizorius. Priimtas sprendimas. Vidurkį. Geras. Dar vienas. Nekenčiu visko, kas juda, o kas nejuda, pajudinu ir nekenčiu. Yra ir kita versija. Turiu geopolitinį, politologinį anekdotą. Sako, prieš tai buvo išrinktas, Jungtinių valstijų naujas prezidentas. Kai kas laiko jį prorusišku Trumpą, ar ne? Bulgarijoje išrinktas prorusiškas prezidentas, Moldavijoje prorusiškas prezidentas. Rusai irgi laukia, kada pas juos bus išrinktas prorusiškas prezidentas. Teisybė ir aktualė. Du draugai susitinka. Tai kaip to vakar pasimatymas baigėsi, ką? Gerai. Žinok, blogai. Kažkaip pačiu intimiausių momentų, supranti, pradėjo tekėti iš nosies kraujas, O tai kaip čia, pakilo kraujospūdis tau, ar ką? Nežinok, vyras grįžo iš komandiruotės. Žodžiu, šachmatininkas susimušė su šaškininku. Aš žinai, dėl ko? Vienas dėl karalienės, kitas dėl damos. Girdėtas. Mamytė, o tu vaikystėje žiūrėjai serialus? Kodėlgi tu klausi dabar čia į Zaurą, ką? Geras. Tinka ir kiti vardai. Tėvas pasikviečia dukrą savo. Jaunas sako, klausyk, Rimantė, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Tu per jauna, kad su tuo biču draugautum ir kad apskritai jūs turėtumėte kažkokius artimesnius santykius. Ar tu supranti, ką aš noriu pasakyti? Dukra sako, bet tėti, klausyk, bet pavyzdžiui, kai susitiko Romeo ir Džiuljeta, ar ne? Iš vis, jiem buvo tik 16 jam, o jai tik 13 metų, Vaikelio, tu knygą tą skaitai iki galo? Neskaičiau. Tai va, jų romanas truko 3 dienas ir iš viso žuvo 5 žmonės. Žiauru, bet tai yra tiesa. Taip. Dar vienas ateina studentas į koliokviumą ir sako dėstytojui, klausykit, čia negaliu rašyti darbo koliokviumą, nes man tiesiog yra toks lytinis išsekimas, žinok. Negaliu niekam. Viskas gerai, tu kitą ranką rašyk. Ar tu turi dar ką nors? Aš turiu dar vieną. Gerai, pabaigai. Toks trumpas. Gerai. Ideali žmona yra kaip geriausias tavo draugas, tik kad su krūtine.